Labas rytas. Na taigi pašnekėkime dabar ne apie šitą laivą, o apie šitą. Kokią čia mes turime idėją. Prieš saulę čia nelabai išeina pafilmuoti, bet žiūrėsim, galbūt ir išeis kažką tai pamatyti. Taigi štai esmė yra vikinginiai laivai, kurių mes čia turime apsčiai daug. Idėja yra kame? Šitame vikingų kaimelyje, kuriame randasi apie 20 vikinginių laivų ir juos visus karūnuoja Klauso Štiodebergo piratinis laivas, tikra replika veikiantis laivas. Tai būtų mūsų flagmanas ir kalba eitų apie jį. Todėl, kad čia galėtume rengti kursus, tarkime 2 savaičių, 15 žmonių, kurie vainikuotųsi šito laivo išplaukimas į jūrą. Eina pažiūrėti šitą laivą iš arčiau. Taigi turime laivioką 28 metrų ilgio, 14 amžiuje pastatytas, plotis 8 metrai, svoris 210 tonų, grimzda 2,60 m, būrių plotas 200-300 kvadratinių metrų. Einame žiūrėti į šito laivo pirmąjį denį. Taigi štai, čia galėtume, tarkime, čia ir gyventume. Idėja yra kame, tarkime, 10 dienų kursai, kur būtų pirmos 5 dienos apmokamos komandos valdyti šitą laivą, o sekančios 5 dienos, kada jau komanda išmoksta valdyti šitą laivą, mes plaukiame į jūrą arba Malarino ežero ribose, ta prasme patys plaukti jau su šituo laivu. Čia yra galjūnas, galjūnas yra laivo priekyje, tam, kad blogi kvapai neįtų į laivo vidų, todėl kad šitas laivas yra reinis, tai plaukia beveik visada pavėjiniais kursais, todėl visą blogą kvapą nuneša ir niekas laivas neapsitaško nei jokiais dalykais, nei jokiais kvapais. Taigi, čia vyktų kursai, čia vyktų paskaitos, čia mes mokintumėmės valdyti šitą laivą, taip pat šitame laive ir gyventume. Arba gyventume ten kažkur tai palapinių miestelė. Ta prasme, dabar idėja yra tik tai tame, kad noriu sužinoti jūsų nuomonės. Ar būtų įdomu sudalyvauti štai tokioje avantūroje. 10 dienų, 5 dienas mes mokinamės valdyti šitą laivą, sekančias 5 dienas mes plaukiame ten. Aišku, ne už dyką, už kažkokią tai pinigų sumą. Tai iš ties yra unikali proga sudalyvauti tokioje avantūroje. Ir galbūt tai būtų pradžia šitų visų laivų kelionės pradžia į Lietuvą. Todėl, kad dabar kol kas Lietuvos valdžiažmogiai nenori mūsų įsileisti, bet kada mes pradėtume plaukioti ir galbūt vieną kartą mes atplauktume į Lietuvą, galbūt mūsų valdžiažmogiai apsigalvotų ir vis tik tai rastų visai šitai eskadrai vietą, ar tai Kaune, ar tai Klaipėdoje, ar tai Nidoje. Taigi viskas priklausytų iš tikrųjų nuo mūsų žmonės, tie, kurie pradėtų mokintis šitą laivą valdyti, juo plaukti, jame gyventi. Ir galbūt mes padovanotume jam antrą gyvenimą. Todėl, kad dabar šitas laivis merdi. Va čia dekingas jau jo supuvo, reikės čia dabar visą šitą pakeisti. Tam, kad neįlūštume, bet tai čia antraeiliai dalykai. Esmė yra tame, ar tokie kursai 10 dienų kažką sudomintų. 5 dienas mes gyvename laive mokindamiesi, jį valdyti, sekančias 5 dienas mes plaukiame ten. Galbūt, jeigu gerai pasisektų išmokti valdyti laivą, galbūt išplauktume į Baltijos jūrą, o galbūt ir į Lietuvą. Tai tiesiog viskas priklausytų nuo jūsų žmonės. Taigi čia būtų pirmas variantas, kuris reikalauja diskusijos, o vėliau eisime prie mažesnio varianto. Ta prasme, jeigu šitas projektas yra per didelis, kitas projektas yra mažesnis. Ta prasme, laivas yra mažesnis, bet iššūkis galbūt net ir didesnis.
nes su anuo laivu aš norėčiau, planuoju plaukti iki pačio Kauno. Į tą krantą, iš kurio aš kažkada tai išplaukiau. Taigi štai čia yra pirmas variantas. Reikalingi pirmi 15 žmonių valdyti šitam laivui. Tai jeigu kažką tai domina, prašau, jau skambinamės, šnekame, derinamės laiką, kainas ir šitas laivas jūsų laukia. Mums reikia 15 žmonių. Ta prasme, 2 vachtomis. 7 žmonės dirba, 7 žmonės ilsisi. 2 pamainom plauktume. Na ką čia pasakyti. Daugmaž viskas yra aišku, ne? Toks laivas gali būti mūsų.